Labas, mano menuliukai. Aš jums turiu naujienų. Netrukus jūs galėsite išbandyti visiškai naujus kristalus ir visiškai kitokios energetikos, kuri bus dar labiau gydanti ir dar labiau transformuojanti. Vakar gavau ir pabaigiau savo pirmąją mokymų dalį. Aišku, turėsiu dabar labai daug praktikos, prieš tai aš esu turėjęs šitos dalykus, žinau, kas tai yra, tik tai vadinasi šiek tiek kitaip. Vakar gavau pirmąją savo mokytoją iniciaciją ir aš nuo šiol oficialiai turiu, kažkada įdėsiu, žodžiu, į video ir savo diplomą, pirmąją reiki pakopą, tai yra gydomoji energija. Stebuklinga, magiška iš pačių visatos gelmių ir būtent reiki mokymai ir gydomoji energija, tai yra labai žinomas pasaulyje dalykas ir pagaliau aš jam ryžausi. Vakar buvo kosmiškas vakaras, kosmiška tiesiog naktis ir gavau iniciaciją iš savo mokytojo, priėmiau ją. Vau, žinokit, tai buvo nepakartojama, absoliučiai nepakartojama. Aš žinau, kas yra energetinis gydymas, tuo užsiemu jau turbūt 6 metus, bet pasipildžiu dabar savo žinias ir savo galias dar ir reiki. Tai kažkada, galbūt ateityje, bet visai netrukus, ne tik kristalus įkrausiu savo ypatingą meditaciją, kuri keičia jūsų gyvenimus, ir atneša tikrai labai daug stebuklų, transformacijų, pokyčių, augimo, suvokimo, wow, ten daug įvairiausių dalykų, 300 plus komentarų, atsiliepimų, bet ir su reiki energija. Jūs galėsite paragauti, kas tai yra, ir aš labai viliuosi, kad atsiras galimybė mums susitikti gyvai, kas norės patirti, kas tai yra reiki, gydomoji energija. Žodžiu, išbandyti savo gyvenimą, savo sveikatai, savo kūnui, savo čakrams, savo visiems kūnams, kuriuos jūs turite. Tai yra tiesiog nepakartojama, tai yra tiesiog žodžiais nenupasakojama, tai tiesiog, kas nežino, tai gal bus sudėtinga, galite užduoti klausimus, padarysiu atskirą video. Oi, bet su reiki pas mane buvo labai įdomus santykiai ir, trumpai čia papasakosiu, naujienas jau pasakiau. Energetinis gydymas, žinau, kas yra, tikrai yra labai daug įvairiausių formų ir pakraipų, ir teta healingas, ir daug visko yra. Ir tikrai mokiausi ir teta healingo, ir kitų dalykų, atradau savo ar ne tam tikrus dalykus ir tikrai praktikavausi ant pažįstamų, nepažįstamų